Taigi labas, Morta, ir tavo klausimas skambėtų taip. Kas labiausiai motyvavo tave įsitraukti į šią mainų stovyklą? Labas Jokūbai, tai kaip ir mums visiems labiausiai į šias stovyklas norisi papulti dėl platesnio akiračio, naujų pažinčių, patirčių, tačiau man daugiausia energijos ir motyvacijos suteikia mūsų kolegų, šiuo atveju Lenkų, entuzijazmas dėl Lietuvos kultūros ir istorijos. Mane tiesiog sužavėjo, kaip jie žavisi mūsų vietiniais miesteliais ir mane pačią tai paskatino žavėtis ir grožėtis mūsų nuostabia gamta ir nuostabiais miesteliais. Na, o dabar kalbinu mūsų pirmosios pagalbos paramedikė Andrėja. Labas, Andrėja. Labas, Jokūbai. Ir visose stovyklose neapsieinama be konfliktų ar nelaimių. Ar šį kartą tau viskas praėjo sklandžiai? Na, ne visai. Rodos 1 sekundę buvau pirmosios pagalbos paramedikė, o kitą sekundę reikėjo man pagalbos iš jų. Na, o dabar užduosiu klausimą mūsų podcast'o režisieriai Kornelijai. Labas, Kornelija. Labas Jokūbai. Kokių naujų potyrių patyrei stovykloje? Stovykloje patyriau daug naujų potyrių, tokių kaip susipažinimas su naujais žmonėmis, pažinimas Lenkų kultūros ir tradicijų ir taip pat sustiprinau ryšius su senais pažįstamais. Smagu! Dabar kalbinsiu mūsų podcast'o prodiuseres. Pirmoji jų yra Miglė. Labas, Miglė. Sveikas, Jokūbai. Taigi, Miglė, kaip manai, ar šis projektas padėjo stiprinti Lietuvos ir Lenkijos jaunimo tarpusavio supratimą ir bendradarbiavimą? Tai šiam klausimui aš manau tikrai turėčiau pritarti, nes dalyviai turėjo galimybę tiesiogiai bendrauti, dalinti savo patirtimis ir požiūriais, taip pat geriau suprasti vienų kitų kultūrą bei istoriją. Bendros veiklos ir diskusijos padėjo sukurti abipusę pagarbą ir draugiškumą, kurie yra pagrindas ilgalaikiam bendradarbiavimui. Projektai užsimezgusios draugystės ir partnerystės, manau, tapo tiltu tarp abiejų šalių jaunimo, skatinančių tolesnį bendradarbiavimą ir supratimą. Na, o dabar kalbinu antrąją mūsų podcast'o prodiuserę Austėją. Labas, Austėja. Labas. Austėja, tu kaip mainų projekto dalyvė, ar pasiūlytum savo draugui sudalyvauti šioje mainų stovykloje ir patirti tai, ką tu patyrei? Tai žinoma. Šiaip tikrai, jeigu yra galimybė, patarčiau imti, griebti ir važiuoti, nes ši stovykla mainų yra nuostabi. Na, o dabar kalbinsiu mūsų podcast'o vieną iš garsistų, Elviną. Labas, Elvinai. Labas, Jokūbai. Elvinai, nors ir esi aplankęs nemažai mūsų šalies vietovių, ar buvo stovyklos metu to, ką pamatei pirmą kartą? Taip, pirmą kartą aplankiau, kaip ir Lenkijos atstovai, Kernavės miestelį, Piliakalnius ir susipažinau su krašto istorija. Na, o dabar kalbinsiu mūsų antrąją garsistę, Smiltę. Labas, Smilte. Labas, Jokūbai. Smilte, koks buvo įsimintiniausias stovykloje nutikęs įvykis? Tai manau, kad man įsimintiniausias įvykis buvo, kai mes maudėmės ežere ir Alma su rūbais iššoka į vandenį ir buvo labai faina. Dabar klausimą užduosiu Gvidai. Gvidai, kas tave labiausiai sužavėjo būtent iš mūsų draugų Lenkų kultūros? Labiausiai mane sužavėjo vainikų pynimas, kadangi šioje edukacijoje pynėsi tiek Lietuvos, tiek Lenkijos vertybės, kadangi pynėm iš lietuviškų augalų augančių netoliese. Man labai patiko, jog tai dariau pirmą kartą, taip pat pinant jautėsi stiprus bendrystės ryšys. Ačiū tau. Klausimą užduosiu Almai Stučkienei, Lazdijų jaunimo centro darbuotojai, mainų projekto Lietuva-Lenkija istorijos ir kultūros kelias vykdytojai. Taigi, Alma, kaip jūs stovyklos eigą matėte savo akimis kaip suaugęs žmogus? Mane labai žavėjo abiejų šalių, tiek Lietuvos, tiek Lenkijos jaunimas
jų noras bendrauti, jų noras ieškotis sąsajų ir bendrystės taškų. Man buvo labai džiugu, kai lietuviai oriai ir labai su didžiuliu pasididžiavimu pristatinėjo savo kultūrą, rodė šokius, dainavo dainas, gamino maistą, o Lenkijos jaunimas mielai išbandė įvairiausius žaidimus, pasimatavo įvairiausias tradicijas, tiek labai lietuvių jaunimas išbandė Lenkų įvairiausias tradicijas. Tai kai tokie projektai vyksta, tai galiu pasakyti, kad širdis dainuoja dėl jaunuolių noro pamatyti kitą kultūrą ir taip skatinti toleranciją vieni tarp kitų. Ačiū.